Vyrai prieš jūs yra dubenėlis su komentarais apie jūs. Traukite po vieną, skaitykite ir spėkite, apie kurį komentaras yra. Avine, tu eik galvą išsiplauk. 8, aš kaip apie tave. Turbūt, kad man tik aktualu tai. Ne. Jum, apie jūs. Oh my god. Wow, 2 įžeidimai vienoje vietoje. Man užtenka nusišluostyti. Su servetėlė dėgna. Čia kažkoks kitas Avinas rašė. Čia visiškai nesusijęs klausimas, bet kiek jums laiko užtenka vieno šampūno, pavyzdžiui? Man? Aha. Man praktiškai nereikia. Jūs išpilat šampūną, nes paseno, tiesiog ir naują nusiperkat. Ne, aš pusę nupilu ir vandens pripilu. Manom toliau, ne? Gerai. Nugėda padarei Vilkijai dėl fanų, bet nieko suprasi dar kas geriausia. Labai gerai žinau turbūt ir kas yra, koks paslėptas žodis ir net kas parašė, manau, žinau. Ir padarei su EI, šiaip rašo mane EI, tai čia tu gėda padarei rašybai. Tai gauni dar 2 taškus už tai, kad ištaisei klaidą. Tai čia turbūt apie mane. Pone X, mokykitės KET, kelių eismo taisyklės. Galvoju, blem, aš neturiu lygtais baudos jokios, kad sustabdžius policija būtų. Palauk, dabar čia. Galvoju, Valinskas ar turi, ar neturi. Čia bijau, kad bus mano atžvilgiu, kai gavau šitą nuobaudą už 062, tai ten reikėjo atseit bent jau iš dalies perlaikyti. Tai čia mano atžvilgiu. Jei šitas PD pasižiūrėtų į veidrodį, suprastų, kas didžiausias pasaulyje las. Lemba čia tinka abiem. Šitas plikis, sorry, jeigu skaudu. Nu, tai čia apie tave. Ne, aš spėjau, kad apie Arūną. Apie Arūną? Įdomu tai, kad komentare D iš tikro originaliai buvo paliktas tarpelis. Taip, Žmogus nenorėjo susikeikti ir gabilas žodžio. Nenorėjo įžeisti labai. Bet ir nepavyko. Svetimos gėdos jausmas žiūrint tokį saviveiklinio lygio darbą. Gėda, bet lietuvių lygis tik toks šiai dienai. Manau, čia yra 3, čia apie Arūną Valinską ir apie auksinį protą. Ne, ką, čia turbūt apie mane čia spėjo ir apie mano video, gal ne? Jūs teisus? Yes. Yes. Čia tas pedofilo brolis. Taip, čia net viskas aišku, nes mes dažnai pakalbame su Mantu važiuodami, kad yra tokių veikėjų, kurie norėdami, nežinau, pažemint, jie painioja Bartoševičius ir Bartuševičius ir todėl netgi brolių. Tai tas moralinis yra Zakarauskas. Oi, nesumaišykit su Zakorausku, beje. Čia visiškai kitas žmogus yra. Yra dar Zakurauskas, kur užsirūko. Tai U ir O didelis skirtumas. Mes ne broliai, mes bruliai. Gerai. Taip, šitie V kaip greitas maistas. Įsijungi, kai reikia užkišti laiką kokiu šūdu. Griežtas. Šitie vaikai. Ne, bus... Ir gal galim vaikų neminėti dabar po to praeito, negražiai skamba, nesikarpys gražiai. Šitie video, kaip greitas maistas! Apie mane! Yes! Koks ilgas. Nesvačiais. Fainai pamatyti X kitą pusę. Jo mąstymas yra žiauriai geras pavyzdys ateities kūrėjams. Nesvarbu, humoristai, renginių vedėjai žiauriai kietai. Manau, kad čia Valinskas praleistas yra 302 numeris. Ne. Ai, aš žinau, kurioje laidoje jisai buvo. Podcast'e. Pas jūs, kur buvo atėjęs Arūnai. Taip. Daugiau reklama savo vaidinamam spektakliui nei normalus pokalbis po kitokiais pasikalbėjimais apie mus abudu. Čia yra apie mane ir apie Valinską. Ne, aš manau, kad čia po laidos Šeškinės 20 apie mus visus 3. Arba šitas. Čia geriau nei Jarutis. Nu, čia tikrai ne apie mane. Čia apie Mantą. Klipas. 11. Video tavo, jeigu neklystu dar, ne? Koks tai bus? Ar čia kiekvienas dar mokys ką komentuot ar ne? Kiek tau mokau už šitus postus atidirbinėjai valdžiai ar farmacijos verslui ar amerikonom? Uždedu linksmą žvengą, nes jau eina nustebę. Žvengai liūn. Kas čia vyksta?
kai tenka paaiškinti bajerį, kitoks emodžis, ir žvengo emodžis. Nu, čia yra žmogų ištikusi koma vidury rašymo komentaro. Jį pabudino ir jis užbaigė komentarą rašyti. Čia, atrodo, tavim negaliu pasitikėti visai. Kas čia vyksta šitam žmogui ir ar jis dar gyvas? Komikas dar mokys, ką komentuoti ar ne čia apie mane? Rimtai tokį? Aš tikrai norėčiau atsakyti jam. Aš taip norėčiau, kad čia reply būtų mygtukas. Ir aš galėčiau, gerai, aš spaudžiu reply mygtuką ir užtaginu tą žmogų ir rašau, ką? Visą laiką norėjau atsakyti taip. Laikas trint K, jeigu taip ir toliau, žmonai teks tave išlaikyti. Kas ta K? Čia tai, ko Inga klausė jūsų, kai grįžtat. Jei taip ir toliau, žmonai teks tave išlaikyti. Tai čia tikrai apie mane, nes žmonos neturi kolega kol kas, tai logiškai, kad apie mane rašė. Ai, čia su kakleriu supainėjau, atleisk. Lemma greitai spėti susuk, labai gerai, nice. Rezimuojam, kad 2 teisingai atsakytų klausimų persvarą laimėjo Mantas. Tai laimėjom. Yes, boom, in your face! Nepralaimėjęs.